Na, o dabar atėjo laikas susikurti naują produktą. Tai yra keli būdai. Jūs galite susikurti produktą į Wantly sistemą arba integruoti savo turimą elektroninę parduotuvę ar sandėlio programą ar buhalterinę programą, kur jau yra jūsų turimi produktai ar paslaugos ir juos norite tiesiog atvaizduoti Wantly komerciniuose pasiūlymuose. Taigi, kaip sukurti produktą Wantly komercinėme pasiūlyme? Pradėjus naują pasiūlymą, tiesiog pridėti produktą, mygtukas sukurti produktą. Štai šioje vietoje atsidaro produkto kūrimo langas, įvedate pavadinimą produkto, įvedate aprašymą, toliau sukeliate, jeigu yra reikalingos nuotraukos, štai šiame segmente galite kelti iš kompiuterio, pasirinkti iš galerijos ar tiesiog copy-paste įklijuoti nuotrauką iš, tarkim, kokio nors internetinio puslapio. Taip pat aprašyti produktą ilgai aprašymą. Ilgasis aprašymas bus rodomas, kai pasiūlyme paspaus padidinti produktą, padidinti nuotrauką ir tuomet klientas galės skaityti ilgai aprašymą. Čia galite krauti viską, kas yra svarbu, įvairia ilgą, nuobodžią techninę specifikaciją, kraunate ilgą aprašymą, jeigu to reikia. Apačioje matote tiekėjo pavadinimas, tai reiškia kainodaros sudarimo meniu. Tai reiškia, įvedat galite įsivesti tiekėją, iš ko perkate, ne? Tai tarkim, šiuo atveju paliksiu pavadinimą tiekėjas. Tiekėjo pavadinimą niekas nemato, tik jūs. Ir tada sudarote kainodarą. Tarkim, vienas vienetas, pirkimo kaina 40 eurų, dedu antkainį 100% ir man pasiskaičiuoju, iš kokią kainą turėčiau pardavinėti. Galite antkainius skaičiavimą išsijungti, tada tai jums netrukdys. O tiems, kam reikalingas antkainių skaičiavimas, tuomet jis pagal nutilėjimą yra įjungtas. Taip pat galite pridėti kitą intervalą, tarkim, jeigu perka 10 vienetų, tai jūs iš tiekėjų galbūt gaunate jau po 30 eurų, tada išlaikom tą patį 100% antkainį, sistema jums parodo, už kiek turėtų vykti pardavimas. Arba tai visą suvedat rankiniu būdu. Taip pat papildomas sąnaudos, tai tarkim, jeigu jūs dar žinote, kad yra prekės pirkimas, savikaina ir dar papildomi, tarkim, transportas, ne? Kuris susideda, tarkim, 20 eurų, kad atvežtų tiekėjas jums. Ir taip tokių intervalų galite pridėti, kiek jums reikia ir kai ruošite pasiūlymą ir įvesite kiekį, tarkim, 37, kaina jau ims pagal 30 vienetų kainodarą. Ir taip galite susikurti savo reikiamus kiekių rėžius. Galima prisidėti kelis tiekėjus. Tarkim, jeigu įsidėsite produktą į pasiūlymą, galėsite pasirinkti, kurio tiekėjo produktą šiuo atveju siūlote klientui. Galbūt tai skiriasi kainodaroje, galbūt kažkokioje kitoje informacijoje. Ir dešinėje pusėje produkto kodą. Jeigu turite savo produkto kodus, galite įsivesti štai čia. Jeigu produktų kodų neturit, Wantly generuoja juos automatiškai. Tuomet toliau vienetai, tai yra valandos, mėnesiai, kvadratiniai metrai ar projektai, kas yra šio būtent produkto vienetas. Tai yra periodinis produktas ar paprastas, kas yra periodinis produktas, tai tarkim, jeigu jūs parduodate paslaugą mėnesinę. Tai reiškia 300 eurų per mėnesį, reiškia tai yra periodinis produktas. Jeigu jūsų produktas reikalauja papildomų kiekių, galite taip pat juos naudoti. Kaip pavyzdys, kiekį žmonės ir naktis, viešbutis, tarkim, viešbučio paslaugos. Tai turit pirmą kiekį 7 žmonės, tai reiškia žmonių kiekį įvedat, ir taip pat pažymėt kiek naktų, 12 naktų. Tai tokiais atvejais yra reikalingas papildomas kiekis. Tuomet pasirenkate šio produkto PVM ir ar kaina, kurią nustatėte kainodaros bloke, jau buvo su PVM ar be PVM. Jeigu įvedėte be PVM, tai paliekate ne. Jeigu ten įvedėte jau kainą su PVM, tada būtinai šioje vietoje reikia pažymėti, kad tai kaina su PVM. Produkto kategorija, jeigu neturite šiuo metu sukurtos kategorijos, taip pat jie galite lengvai susikurti, įvesti kategorijos pavadinimą. Jeigu norite, kad ši kategorija būtų kažkurios kategorijos subkategorija, taip pat pasirenkate, kuri yra kategorija pagrindinė šiuo atveju.
Ir produktų žymos. Čia galite susikurti įvairias žymas, kurias matysite komercinėme pasiūlyme, kaip akcijos lipdukus. Netrukus jums parodyti. Pasirinku Premium ir New ir 15 metų garantiją, kaip pavyzdys. Ne? Ir matote, jog štai tokių jūsų pasirinktų spalvų žymas bus atvaizduotos komercinėme pasiūlyme. Puiku, spaudžiate išsaugoti ir šis produktas jau yra jūsų kataloge. Spaudžiate pridėti produktą, matote, jis tampa pats pirmas kaip naujausias produktas lengvam produkto įdėjimui. Jeigu norite importuoti savo produktus, susisiekite su mumis, mes suteiksime jums detalesnę informaciją apie produktų integraciją su jūsų turimomis sistemomis.